Aš nelabai suprantu, kas apie kažkokį pasirašymą iš anksto tokiu vaiku iš višnek. Ir kada man iš vis miegoti, jeigu aš naktį jų kojų nebepilkau, kritau lovą, net patalinės neapsivilkau. Apie kokius pasirašymus šnekat, kai su to vaiku nieko nepasirašy, niekas neplanuota. Aš dabar tik įėjau į namus. Dabar. Nuo 8 prasidaviau ir dabar nuo 11 su vaiku prasivariau su boltais visur. Ir tuo vežimu, karo čia vieną ranką vežims, kur nieks nuo žemės neatkel, kitų rankų vaiks ir tašė. Net nepastum to vežimą socialinės. Dar nesriukęs, nenusimovau vaiką, padėjau lavytę. Nurengus nelabai suprantu bairę, karo čia atsibodat iš gamos. Apie kokius pinigus šnekat, kai 800 gaunu? Kai nuoma 300 mokesčiai kiek? Vien elektrą už jo šildymą. Dabar vaistus pirkau kompensuomus vaistiniai, dar į vaistinę užėjau su juo. Kompensuojami vaistai buvo 20 eurų. Kompensuojami vaistai, lašiukai ir dar šitoje vaistinėje negaliu sakyti miltelių epilepsijas ir aspiriną, tik tais priešais teismą turiu važiuoti, nežinia kada, bet vaiksiu norėjo pulsi ir valgyti ir taip toliau. Nežinia kaip nuvažiuosiu. Ir už boltus kiek sumokėjau, pirmą į darželį, tą mokyklą, čia ne 10 minučių kelią degradė. Negana, kad šalta karo čia vaikui. Algirdą gatvėj. Žodžiu, kits dalyks, man tai daknisa, kits dalyks, ne jūsų pisals. Kaip aš važiuoju, ateik ir nuvežk. Kits dalyks, dabar pirmąjį darželį, po to į policiją dėl to kaimyną. Čia jau atskira tema, nesiplėsiu, papasakosiu iš naujo. Toliau iš policijas į namus, bet daužiau vaistinį. Parnešiau vaiką, tašės vežimą, dabar grįžau, da vaistų negerus, nes nežinau, kur nepaimti vaistai. Va, jam jokinga. Žodžiu, nei valgiau, nei nieko kavos išgėriau. Apie kokius prasimasis galvos plovimus šnekėti. Tai kada man mėgoti, Utelė? Utelė, kada man mėgoti? Man gana. Kada man Utelė mėgoti? Tik pamėgoti. Kada? Kad aš galėčiau paeiti ir toliau tampyti tos svorius. Sekantis dalyks mane pramuša komentarai iš gamų rasos pakalikių. Mano burnelė dabar taip atsivers, iki galo atsivers ištisai kartos tą patį ir tą patį Vaidą Černienę žiūri žiūrkienėje palaikinai. Tai gal ir tu pinigėlių gavai? Eidenuką. Žodžiu, ką, aš nedirbau, man išlaikė, aš su vyru 5 metus Medelinė gyvenau, jisai man išlaikė. Ir dirbau, mokslus baigiau, virėją, praktiką atlikau, dirbau Maksimai pardavėja, Remi pardavėja, dirbau. Aš jau 16 dirbau. Degradė. Vaidutė išgama. Karočią, man baigta, supranti, baigta. Laikė uždaryta ir Rasa Puškivinė, ir Asta Mašalinė Kaminskienė mane. Vienintelė močiutė, Sofija Veličkienė išleisdavo. Visi matė, mano draugės maldavo išleis, nors biški mane lauką. Išleisti lauką, nors kartą į metus 2 valandom. Ką jos man padėjo? Sąskaitą tuština. Prieš 6 metus. Kam reikėjo visus pinigus nuimti? Maksimaliom sumom kiekvieną dieną. Kai aš buvau ligonė reabilitacijai. Kokią pagalbą čia šneki? Kaip aš nedirbau? Kaip jas man išlaikė? Tai aš gyvenu su vyru, jas man išlaiko? Kaip suprasti? Tai Gita pasakyk, kad tu man išlaikai. Ir tau geriau buvo, kad nedirbau, bet ir tai tada dirbau ir Maksimai. Karoči. Prie ko tas mano stažas? O koks pisals mano stažas? O Asta Mašalė neturi stažą? Kaminskienė. Nusikaltimus vykdė, negana pinigus pavogė, dar laikė uždarytą čia nusikaltims. Banko kortelę turėti kitas žmogus dokumentus yra nusikaltims. Pinigus nuiminėti ir pasisavinti yra nusikaltims. Nekalbėp, kad motina, teta ir dar kažkas. Kad net neišleido kartą metus į lauką. Žiūrkės jūs prakeiktas. Gana. Tai jūs sukviesiu policiją, pradėsiu rašyti pareiškimus. Kur pinigai dinga? Dalervas kažkokias komentuos nieko nežinančios. Kuom Rasa ir man padėja? Kuom padėja? Močiutė laiko uždarytą kortelę pasiėmė, neišleis, nenuvalo, subinės nevalą vadin. Rasa Puškuvienė. Savo motiną sergančią nevalą vadin. Kai nesugė pasižiūrėti į slaugos reikia ir taip toliau, aš nežinau, da gyva. Aš bandžiau jį padėti jau visas instancijas. Sakė, kvies policiją. Ir greitai ir lauž duris. Ir daryt kraujo tyrimus. Turiu balsą įrašus, kai močiutė šnek. Su dievais. Prišerta.
Rasa Puškienė, už kokius Rasa Puškienė pinigus važinė po tas kelionės ištisai? Už mano eidana pinigus? Už kokius pinigus nevažinė po tas kelionės? Už kokius pinigus daros remontus? Už kokius pinigus Asta Mašalė Kaminskienė nusipirko butą? Už kokius pinigus jinai pasidarė remontą dirbdama už minimalų atlyginimą? Už kokius pinigus? Jokšai išlaikė vėl, susiradus. Už kokius pinigus? Rasa ištisai važinė už kokius pinigus? Už kokius? Už kokius? Šiukšlės jūs prakeiktas. Taigi yra kameras bankomatuose. Visur. Taigi vaikutėse, žino, kad mano kortelė pas tave buvo šiukšlė tu prakeikta. To neprėmė išlaikė mane. Normali motina iš vis būtų priėmus pagyventi, o neleis daužyti vaiką. Mane daužyti. Nes neturiu kur eiti. Jo sumokėdavo, Kaivas nesumokėdavo už butą. Smurtautojui sumokėdavo, kad būtų smurtautojų, kad toliau prieš mane smurtautų. Turėjo mane močiutė, turėjo Rasą, motiną priimti. Kad negyvenčiau ten, kad pradėčiau gyvenimą nuo nulio. Be savivertės iš vaikystės, be meilės savo, su ADHD, PTSD ir dar vienai kokiam patrauminiais stresais. Šiukšlės jūs. Dievas jomis pasirūpins. Bet dar teisėsauga turbūt pasirūpins gana.